Sveiki! Šiandien aš nusprendžiau Jums parodyti, kaip pasidaryti spalvotą makiažą. Iš tiesų, dauguma mano, kad spalvas įlieti į savo kasdienybę yra labai sudėtinga ir tai gali atrodyti per daug drąsiai. Tačiau iš tiesų, jeigu žinai keletą tokių triukų, tai tuomet gali dėvėti bet kurią spalvą kasdien ir vis tiek atrodyti, galima sakyti, tiesiog ne per daug ryškiai, ar ne? Pavyzdžiui, kaip šis makiažas. Aš manau, kad jis visai dėvimas netgi ir į darbą. Šią makiažą atlikti naudojau NYX spalvotą paletę, kuris sudaryta iš daugybės nuostabių spalvų. Ir kadangi pavasaris, jau neužilgo ir vasara, aš rekomenduoju ir jūs į savo kasdienybę įlieti tiesiog daugiau spalvų. Taigi, makiažą kaip visada pradedu nuo makiažo pagrindo. Jį paskirstau šepetėliu, nes tokia produkto aplikacija tiesiog yra greičiausia. Padengiu visą veidą, nepamirždama jokios dalies. Dabar, pasirinkdama šviesesnio atspalvio kreminį Maybelline maskuoklę, pašviesinu paakis ir kitus netolygumus. Dengiu pirštais, nes nuo rankų sklindanti šiluma suskystina kreminį maskuoklę. Dabar viską užfiksuoju labai smulkia sausa pudra, kuri nesuteikia jokio papildomo atspalvio, o tiesiog nuima odos blizgesį. Šešėliavimui pasirinkau matinį šalto atspalvio bronzantą. Kadangi mano kakta aukšta, aš ją mėgstu sumažinti patamsindama visą viršugalvį prie plaukų augimo linijos. Žinoma, išryškinu ir skruostikaulius. O kad būtų aiškiau kur tamsinti, tiesiog prisidėk šepetėlį ties ausies viršūnės ir lūpų kampučio. Taip pat optiškai pasiaurinu ir nosytę bei sumažinu smakrą. Prieš naudojant tokius šešėlius visada vokus patepu šešėlio pagrindu, nes jis apsaugo šešėlius nuo subėgimo ir raukšleles. O dabar parodysiu, kaip pasidažyti su ryškiais šešėliais. Kad spalva būtų intensyvesnė, sudrėkinu šepetėlį su Urban Decay purškiama baze, kuri netgi padės šešėliams ilgiau išsilaikyti. Spalvą dengiu per visą voką nuo blakstienų iki akiduobės. Ties akiduobės sukuriu lanko formos užbaigimą. Dabar, parinkdama švelniai rudą spalvą, sklaidimo šepetėliu išryškinu akiduobę ties geltono šešėlio užsibaigimu. Viskas spalvinu tol, kol išgaunu natūraliai atrodantį dūminį šešėlį. Taip pat paryškinu ir apatinę blakstienų liniją ir labiausiai išryškinu akies išorinę dalį. Dabar savo mėgstamiausiu akių pravedimu nubrėžiu juodą klasikinę liniją, kuri savo griežtumu suteikia šiam makiažui šiek tiek tvarkos. Vidinę liniją pabrėžiu NYX žalsvai baltų pieštuku, kuris atveria akis ir žvilgsnis atrodo didesnis. Akių makiažą kaip visada užbaigiu blakstienų tušu. O antakius paryškinu rudos spalvos antakių žele, kuria lengvai šukuoja plaukelius į išorę. Skruostams parausinti naudosiu labai mielą produktą – išsukamus kreminius L'Oreal skaistalus, kuriuos aš naudoju netgi kaip lūpdažį. Lengvai parausvinu skruostus, paspalvindama pirštais ir pablizginu skruostikulio viršūnę su kreminiu highlighteriu. Naudoju kreminius produktus, nes taip makiažas atrodys gaiviau. Lūpų kontūrai apibrėžti naudoju NYX lūpų pieštuką, o lūpas užpildau tais pačiais kreminiais skaistalais.
Dažydamasi tokiu principu gali naudoti bet kurią šešėlių spalvą. Tiesiog nuvalyk šešėlių šepetėlį į vatos diskelį, prieš tai papurkšdama jį lik šešėlių valymo priemonę ir pakeisk šešėlio spalvą į bet kurį norimą ryškų atspalvį. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the Taigi, jeigu tau patiko šis makiažas ir norėtum daugiau tokių filmukų pamatyti, tuomet prenumeruok mano makiažas kanalą ir kiekvieną savaitę žiūrėk vis naują filmuką. Iki pasimatymo.